Labas vakaras. Labą vakarą. Sveikiname su jumis pasaulyje iš kaimo. Užsnigtame pasaulyje, vis dar užsnigtame, vis dar paskendusime sniege. Ši žiema kaip niekad mus ištiko iš tikrųjų Lietuvoje. Ir žiemos vakarais yra labai pravartu pamastyti apie įvairiausius skirtingus dalykus. O mums su Kastyčiu iš tikrųjų, taip ir kirba kasdieną žvelgiant pro langą pakalbėti ne apie ką kitą, apie šedevrus. Įdomus dalykas yra turbūt, kalbant apie šedevrus, apskritai jų atsiradimo procesas. Ir, gana įprasta turbūt, kad mieste, kuriame mes turime daug kiekybės, turime dažniausiai vienokios ir kitokios ir kokybės. Jeigu kalbame apie bet ką turbūt, apie architektūrą, apie dailę, apie muziką, apie teatrą, kalbėkime apie kūrybą, bendraja prasme. Kaime, turbūt netaip aktualu, kad atsirastų vienokie ar kitokie šedevrai, kas tai bebūtų, ar tai, mes vadiname kaimu, bet sakykime, periferija, mažesni miesteliai, mažesnė sanglauda žmonių, galbūt, įvairiausių salių, teatrų, kūrybiškumo, galbūt mažiau, galbūt daugiau laiko gamtoje ir panašiai. Bet kartais nutinka taip, jog nepavaldu tampa šedevrai nebepavaldus kiekybei, nepavaldus miesto ritmui ir jie nugula ir ima ir atsiranda periferijoje. Šį kartą kalbėsime apie Šiluvą ir Antaną Vivulskį. Tačiau pradėkime nuo to, o ką mes iš vis galėtume turbūt vadinti šedevrais, Kastyte? Tai iš tikrųjų labai sunku pasakyti, nes yra įvairiausių nuomonių. Ir jeigu tai pradėt galbūt nuo paties Antano Vivulskio, tai aš manau, kad tikrai tai asmenybė, kuri buvo, tikriausiai vėl sutiksi, kad tokia labai, turinti potencialą kurti šedevrus, nors apskritai mažai ką gyvenimas leido sukurti. Tai toks tikriausiai disonansas, sakyčiau, ne? Ir kažkaip netgi gaila, ir aš taip galvoju, jeigu mes turim Čiurlionį, kur tikrai jo kūrybą aš kažkaip vis labiau ir labiau vertinu, kuo labiau senstu, ar čia bręstu, nežinau kaip reiktų pasakyti. Tai lygiai taip pat ir, sakykime, Vivulskis, man atrodo, yra tokių pačių galimybių žmogus kaip Čiurlionis, gal net ir nemažesnių tikrai bent jau, tik tai daug mažiau žinomas. Ir abu šitos mūsų didžiuosius tautos genijus jungia tai, kad jie tokie buvo universalūs. Tai Čiurlionis ir muzikas, ir kartu dailininkas, ir, Vivulskis skulptorius ir architektas. Tai Čiurlionio, aišku, tos sritys tokios skirtingesnės labiau, bet atsižvelgiant į tuos laikus, tai ir Vivulskis buvo pakankamai universalus. Nepakankamai, labai universalus. Tai ir dabar, jeigu iš tikrųjų išlikęs tik vienas pastatas Vivulskio ir vienas skulptūros objektas, kuris atstatytas, tai Trijų kryžių kalnas Vilniui ir mūsų Šiluvos Dievo motinos apsireiškimo koplyčia, tai apie ją daugiau ir pašnekėsim. Aš taip galvoju, kaip tau, Silvija, tavo nuojauta, kas sako, ar Vivulskio apsireiškimo koplyčia yra labai labai geras architektūros darbas, ar yra šedevras? Ir tu kaip meno kritikė buvusi, ar esama dar, nežinau, ar būna buvusi. Sakykime, meno specialistė, kur tu, sakykime, aš gal daugiau iš teorijos, tai pasakyčiau, tokios, kur tu, kaip iš nuojautos, kur dėtum tą skirti, kur yra labai, labai geras, stiprus darbas ir kur yra tai, kas yra, jau šedevras, jau tas kitas lygis. Taip, čia turbūt tie intuityvūs dalykai, kurie visą laiką, man atrodo, net ir tuo metu, kai klaidžiau dar savo menotyros labirintuose, visą laiką maniau, kad intuicija apskritai kaip tokia, kalbant apie meną ir kūrybą, yra labai svarbi. Ir pirmiausia, vis tiek pagava ištinka tavo širdį ir po to tik tai ateina į protą, kada tu ten gali, aprašyti, aptarti, ten detalės išanalizuoti. Su apsireiškimo koplyčia, mano nuomonė, ir apskritai kalbant su šedevru, turbūt tas yra fenomenas. Aš atsimenu, kaip prieš... nežinau, mes jau čia kurį laiką gyvenam Šiluvoje, pro langus mums vis dar puikiausiai matėsi apsireiškimo koplyčia ir manęs vienas žmogus sako, tai ar dar nepabodo tas vaizdas? Kiek, faina, tos nuotraukos gražu, visą kitą, bet kai gyveni ir matai, ryte geri kavą matai, per pietus ten, vakare matai, ten tai šviesu, tai tamsu, tai skirtingais metų laikais ir panašiai. Ir
Tai kaip čia, ar dar vis dar įdomu, ar vis dar nepabodė, žinai. Tai va turbūt žinai, tu ten, manau, į tokią subtilybės kasyti, čia bus tavo turbūt sritis apkalbėti subtilybės, bet va tas emocija pati iš esmės tokia. Ir turbūt va, aš galvoju, kad tas šedevras ir iš dalies ir yra ta mintis, kurią man sakei prieš darant šitą podcastą, kada jis atsiranda tarsi, nebūtinai iš tokios visiškos būtinybės. Ir tai yra turbūt tas, kad tu kuo ilgiau su tuo kūriniu, su tuo, žinai, su tuo pastatu šiuo atveju gyveni skirtingose rakursuose, tiek maldos laikė, tiek kada į tai žvelgi tik tai kaip į tokį visiškai pastatą iš išorės, tuo didesnį įspūdis tau palieka. Tai čia sakai, kad yra tas skirtis, kad neatsibosta, kad ir iš karto gražus, bet ir, gražus tas žodis, čia iškart menotyrininkai klasikiniai sakytų, kad čia negalima tokia, bet sakykime, mes nesilaikom to taisyklių keistokų, jie iškart gražus ir paskui tik vis dar gražėja. Laikui bėgantį gražėja. Nors, aišku, žinai, tas gražumas nusalginai, tu ten matai ir tinka pabyrant ir visą kitą. Ne, tai čia nebestovi. Ir galbūt, ir žinai, kad skirtingais kampais atsiveria skirtingi vaizdai, žinai, atrodo į tą kūrinį, sudėta visko tiek daug sluoksnių, kad tu pirmą kartą jį pamatęs, tu visko net ir nepamatysi, žinai, iš karto. Ir tik tai per laiką, kai tu jį žiūri, tau jisai atsiveria, kad žiūrėk, bet čiagi dar ir tas yra, čia dar ir tas. Pavyzdžiui, nežinau, kokias nors ten santyki, nors buvo tai jau nebe Vivulskio, bet kaip tai integravosi, ten kokios nors freskos ir ta molbertinė tapyba, tai man čia visiškai neseniai tik tai tavo dėka, kai tu ten pradėjai apie tai labiau pasakoti, nors aš tai visą laiką matydavau, bet kažkaip, tai esmė yra tame, kad tie skirtingi sluoksniai kūrinio, jie per laiką atrodo tik tai sodresni. Neblanksta, o ryškėja. Nes paprastai būna, kaip pač architektūra, jeigu mes vis tiek gal šiandien daugiau tą architektūrinę dalį bandysim padengti, tai dažnai tai būna, kad kuo daugiau bando tų sluoksnių, ypač skirtingų, jeigu stilistinių, architektūrinių kalbų sudėti nuo architektai, tai dažniausiai nelabai kas gaunasi, būna jau taip prastai, vadinasi kompiliacija ir panašiai. Tai, sakykime, gal dar vienas toks būtų bruožas, iš tikrųjų galima išskirti, kad kai tikrai daug visko sudedi iš skirtingų, netgi tokių archetipinių, architektūrinių kalbų, būtent archetipinių, tokių pamatinių, ir vis tiek gaunasi tas originalus ir pats vaizdas kad gautų originalų vaizdą, tai nėra sunku, nes visokių nesąmonė gali būti originali, bet turiu omeny, ir vaizdas gaunasi, kaip pasakyti, harmoningas, nors visko daug labai skirtingo yra, tai o daug visko sudėti irgi nėra sunku, bet kad suharmonizuotai, man atrodo, irgi vienas tų dalykų. Tai jo, bet o ar čia nėra taip, kad mes vis tiek bet kokiu atveju galim vis dar kalbam apie labai labai gerą darbą, kaip tau atrodo? Nežinau, tiesą sakant, nepagalvojau apie tokią skirtį, jeigu atvirai sakant, kas būtų, žinai, toksai tik labai labai geras. Tas, žinai, man atrodo, labai labai geras darbas, čia kaip universitete, žinai, kai studijavom arba kai dirbam abudu. Ir būna, tikrai, faini pirmūnai žmonės, kurie viską padaro tikrai labai labai gerai. Tai va čia minusas viską, yra didelis paskui. Ne, bet turiu menį. Atsiprašau, iškirpsim šitą. Nekirpsim. Bet čia mes taip ir galvojam. Viskas yra labai gerai pagal taisyklės padaryta. Nenukreiptai nei į kairę, nei į dešinę, kažkokių interpretacijų per daug nepridėta. Ir viskas yra, tikrai teisinga. Ir, žinai, tai yra labai labai gerai. Bet dažnai tai neturi tokios, nežinau, kažkas vidinės dvasios, sielos, kur galbūt net ir tokiuose subtiliuose, netokiuose taisyklinguose, netaip taisyklėm pasiduodančiuose dalykuose, o gal net atvirkščiai prieštaraujančiuose taisyklių dalykuose atsiranda unikalumas, kurio tu su nieko kitu nesumaišysi. Ir tada, žinai, labai labai geras darbas, jisai gali būti, ką žinau, tai kaip tos Šiluvos bazilika, manau, yra labai labai geras darbas. Aš nekalbu apie skulptūras, bet turiu omeny išoriškai, kaip ir daugelis labai labai gerų vėlyvojo baroko bazilikų. Arba, bažnyčių, kurios buvo tikrai labai labai geros. Ar jos visos yra šedevrai? Turbūt ne, žinai. Tai va, šedevras turbūt, galbūt tai yra tai, ko su nieko kitu nesumaišys. Jo, gal, kad galėtume irgi tai pagalvoti, kad iš tikrųjų, gal, kad, iškrenta šiek tiek iš stiliaus, netgi rėmų iš tikrųjų, tai va, kas Vivulskio koplyčia, Mergelės Marijos apsireiškimo koplyčia, jinai nepatenka po, sakykime, tikriausiai būtų labai sunku įvardinti,
kokios čia stilistinės kryptis, jau lieptų įvardinti kokį vieną, tai mes ir negalėtume to padaryti. Aišku, jau buvo toks laikas, jau reikia dar taip grįžti, kad buvo pakankamai dėkingas, grįžti šiek tiek į kontekstą, kad labai, man atrodo, dėsninga yra tai, ir kad tas būtų bent jau labai arti to šedevro statuso, kad vis tik tai, aš sakyčiau, Vivulskis, čia taip įdomiai išsireikščiau, jisai kūrė architektūros laiko pabaigoje, kada baigėsi architektūra. Ir ką aš noriu apie tai pasakyti, nes iš tikrųjų turim 1900, projektas yra 1903 metai, buvo skirta 1906 metais būsimam mergelės Marijos 300 metų apsireiškimo jubiliejui, kad jau būtų... 8 ar 6? 8, atsiprašau, 1000, jo, taip, sumaišiau. Tai aišku, per 5 metus nieko nepavyko padaryti, projektas patvirtintas tik 6, kertinis akmuo tik tai 12 padėtas ir baigta tik 24 jau architekto mirties apskritai. Ir dar interjeras 25-26 darytas. Bet ką turiu omeny, kalbėdamas apie architektūros laiko pabaigą, tai mes žinom, kad čia taip gal labai griežtai pasakysiu ir gal ten kolegos architektūros istorikai ir nesutiktų, bet aš sakyčiau, kad tai yra maždaug laikas, kada baigėsi architektūros istorija ir prasideda tokia modernizmas, tas, tai iš esmės statybos istorija, kitaip sakant, nes ir tiesą sakant, modernizmo apologetai tokie kaip Kanas amerikietis sakydavo, kad naujoji architektūra, tai jau būtent 20 amžiaus pradžios, tai yra 90% statyba ir 10% architektūros. Tai čia jų žodžiai, ne mano, čia jų žodžiai, galima drąsiai sakyti, bet paskui mes tai pavertėm, kad tai kažkas labai konceptualaus, tai reiškia moderni architektūra, tai ta, kur fasadai be jokios puošybos, dėžutės ir panašiai, laikotarpis, kuriame mes gyvenam. Tai kai kūrė Vivulskis, dar buvo architektūros istorija, buvo pabaigai, būdavo stiliai, kažkoks kanonas, gal jau tie kanonai buvo biški ir pabodę, jos pradėjo maišyti ir buvo pats tas laikas, kad kažkas dar galėjo atsirasti. Atsirado tokie labai gražūs stiliai, Art Deco, Art Nouveau, prieš tai Gaudí, Katalonijoje, Ispanijoje, neatsiranda, tikrai įspūdingos architektūrinės idėjos iškyla. Europoje vidurio irgi yra keletą įdomesnių architektų kaip Otto Wagneris, Jerzy Plečnikas iš Slovenijos, bet Austrijos, Vengrijos imperijoje dirbo. Tai kai tu pradedi kažką maišyti ir panašiai, tai aš taip žiūriu tos visus Art Deco, Art Nouveau geriausius pavyzdžius, Gaudí ir mūsų Vivulskį. Ir aš taip įsivaizduoju, jeigu nebūtume statybos, architektūros iškeitę į statybą, tai dabar mes turėtume su šiuolaikiniam techniniam priemonėm, jau mes šitą esam sakę mūsų laidoje, kad tikriausiai būtume turėję labai gerą architektūrą dabar. Tai bet dabar to mes neturime, mes turim tik tai statybą, kur yra negraži ir nehumaniška dažniausiai. Tai gaila dėl to iš tikrųjų. Ir vis brangesnė. Tai ir vis brangesnė, kad aš nelabai suprantu, už ką ten reikia. Bet čia jau kitos. Bet tas buvimas architektūros laiko pabaigoje, reiškia, Vivulskiui tikriausiai suteikia tokių privilegijų. Sakykime, tu jau daug ką žinojai, jis studijavo Prancūzijoje, Austrijoje, matė, kur link eina, tiksliau, kad baigėsi jau architektūra ir buvo galimybės tokiam apibendrinimui, iš tikrųjų. Kaip ir Gaudí, jie tokia bendramžiai, ne? Aš galvoju, vis tiek dera nepamiršti, ne tiek konteksto, bet kiek, kad jisai ne šiaip kaime bažnyčią statė. Nežinai, kapų koplytėlę kažkur tai, kas irgi būtų pakankamai, svarbu, bet vieta, be abejo, tai nebuvo. Čia irgi toksai, labai dvilypus dalykas, aš kai ruošiame šitą laidą, irgi galvoju apie tai, supranti, kad taip tai yra visiška periferija. Kaip bebūtų, kad ir kaip myliu Šiluvą, bet tai yra periferija, supranti. Architektūrinių urbanistinių požiūris, tai be jokios abejonės. Taip. Ir supranti, kur tikrai ten ir staiga, bet jinai tuo pačiu yra paveikta stebuklo. Ir Vivulskis apsireiškimo koplyčią statė ant akmens, ant kurio apsireiškė mergelė Marija. Tai reiškia vis tiek tai yra įpareigo ir jis pats buvo giliai tikintis. Labai. Tai nebuvo tik tai, kad čia užsakymas, bažnyčiai labai svarbu, architektui taip, jeigu jums svarbu, aš kažką padarysiu, bet tai ir jam, tu prasme, tai yra. Aš manau, kad dvejopai buvo svarbus, nes visų pirma, tai buvo toks tikrai labiau pirmas toks užsakymas, sakykime, ne architektūrinis, tai svarbu ir karjerai, apie ką jis tikriausiai vis tiek galvojo, nes
Kai esi talentingas, tikriausiai dažnai yra ir tas kuklumas, bet vis tiek supranti, kad ir nori kažką daryti, visų pirma nori kažką daryti. Tai čia tokia tikrai labai gera galimybė, visų antra, tai taip tas tikėjimas, ir nepamirškim, čia gal ne visai tema, bet jo ir mirtis ta tokia labai krikščioniška, reiškia, už draugą, kitaip sakant, tai va toks pasiaukojimas, tai reiškia, katalikybė, krikščionybė yra jo gyvenimo centras ir 19 metais miršta, žiemą sušalęs, bet tokiu kaip ir savo pasirinkimu auka, ne? Ir tuo metugi buvo statoma, jau vis tiek karas, jau buvo aišku, kad baigsis ir panašiai. Vilniui jo gyvenimo turėjęs būti darbas. Vilniaus švenčiausios Jėzaus širdies bažnyčia, tikriausiai turėjo būti didžiausia bažnyčia čia visur aplink, labai toli ir panašiai. Ir jisai sugebėjo tą tokį krikščionišką, reiškia, pasaulėžiūrą perteikti savo gyvenimą, reiškia, taip aš statau didžiausią bažnyčią, kokia yra buvusi ten Lietuvos, Lenkijos valstybėje tikriausiai, bet aš nesu toks svarbus visgi, reiškia, tas toks pasiaukojimas, tas būtent krikščioniškų tiesų, tas, kaip pasakyti, paliudijimas savo gyvenimo, tai reiškia, kaip pasakyti, nukrypom dabar aišku nuo temos, bet jo gyvenimo darbo tikriausiai tapo būtent pats pirmas apsireiškimo koplyčia ir jisai dėl to tikriausiai tos provincijos architektūriškai, urbanistiškai žiūrint provincijos, tas tikriausiai išlaisvinančioji ta galia, konteksto to čia esamo neperkrovimas, tikriausiai jam leidžia labai greitai šitos dalykus padaryti ir sugalvoti idėją ir panašiai, nes žinom, kai jisai pradėjo dirbti Vilniui 1907 metais prie tikrai to didelio projekto švenčiausiosios Jėzaus širdies bažnyčios, tai jisai, žinau, kad statybų jau eigoje vyksta statybos, jis keičia projektą, jis keičia tą, keičia na, nėra tikras. O čia panašu, kad Šiluvoj neturim tų dvejonių, nes jisai pasišneka su vietos klebonu Marcijonu Jurgaičiu ir kad labai greitai, reiškia, iš molio nulipdo maketą ir iš esmės ten yra skirtumų nuo to, ką matom dabar, bet pati pagrindinė idėja lieka. Tai, sakyčiau, toksai labai staigi tokia mintis, tarsi ex nihilo. Įkvėpimas tiesiog. Perskrudęs. Arba žinojimas, kaip daryti. Aišku, vėlgi čia tas yra, žinai, supranti, viena yra kurti Vilniuje, kur vis tiek tave ir aplinka dar įpareigoja kažkiek tai, kurioje kuri. Kitas yra kurti tokioj kaip Šiluva, kur, kaip tu ir teisingai sakai, nuo to perkrovimo kažkokio tai architektūrinio nelabai yra. Taip, kadangi jisai iš esmės, aš taip galvoju, nežinau, kiek tai yra pagrįsta, niekur neteko to skaityti, bet kadangi urbanistinė aplinka, švelniai tariant, čia buvo visiškai neįtakojant, taip šalia pakankamai arti yra barokinė bazilika, bet jinai irgi tokia nieko neypatinga iš esmės, kaip barokinė, ten ikonografija, kas yra viduje jau kitas dalykas, ten visai kitas lobynas, bet aš kalbu šiuo metu apie architektūrą. Tai, sakykime, kai tu negali taikyti, kai tu turi laisvę nesitaikyti per daug prie vietinio architektūrinio konteksto, aš manau, tai leido jam sukrauti šitą pastatą, bet sukrautą gerąją prasme, kaip krūvį padaryti visos tos tokios archetipinės architektūros, pradedant Egiptu, reiškia to senovės Egipto architektūros motyvais, labiausiai galbūt pastebimi yra viduramžių, gotikiniai langai šoniniuose fasaduose ir to art deco, art nouveau tų stilių, toks art nouveau gal labiau pagrindiniam fasade mišinys, bet tai čia dar net ne pagrindiniai dalykai. Reiškia, jeigu nebuvo to tokio lokalaus labai stipraus konteksto, tu visą pasaulį čia gali sunešti, iš tikrųjų labai įdomu. Bet aš manau, kad ne tik ne tik to konteksto nebuvimas, aš tiesiog manau, kad ir pačio architekto didžiulis talentas ir, tik tai, sakau, tas yra toksai, kad gaila, kad visgi nebuvo lemta iki galo išsiskleisti, nes reikia turėti omeny, kad Vivulskis jis buvo labai didelis inovatorius, norėjo eksperimentuoti su medžiagom, su gelžbetoniu, kas tuo metu buvo pakankamai nauja, bent jau šituose kraštuose. O čia yra paprastas plytų mūras, reiškia, tai tas toksai, sakykime, jeigu čia dar būtų kažkokios gelžbetonio panaudotos konstrukcijos, tai būtų kaip ir geriau, nes technologija irgi turėtų prisidėti, tas novatoriškumas technologinis prie šedevriškumo. Tai
sako, iš tikrųjų, aš čia netgi pasižymėjau kelias vietas, bet Leonas Batista Albertis, renesanso architektas, vienas tokių apologetų, sako, kad šedevras tai yra tas, ko jau nebegalima pagerinti. Bet kalbant apie architektūrą, tikriausiai apskritai apie meną, kad tai, ko jau nebegali pagerinti. Tai reiškia, bet koks judesys, kažką atimant ar kažką pridedant, jis jau situaciją tik tai blogina. Tai čia toks reiškia, visiškos baigtybės dalykas. Ir Aristotelis turi to tokį reiškimo toteleion, toks išbaigtas, pabaigos. Reiškia, ir galutinis, ir geriausia versija. Reiškia, toks labai stiprus toks, kaip pasakyti, dalykas. Tai va, aš kažkaip žiūrėjau Morkaus, kai buvo Venecijoje Švento Morkaus katedra ir toks šiek tiek prieštaraujantis šitam požiūriui dalykas, nes Švento Morkaus katedra, tai iš pat pradžių turėjo tokius žemus kupoliukus, paskui jie paaukštėjo, paskui dar detalių buvo pridėta, taip kelių šimtų metų dalykas. Ir aš taip įsivaizduoju, kad jinai buvo pagerinta per laiką. Ir dabar aš kažkaip įsivaizduoju, kad jau dabar jinai nebegali būti pagerinta. Tai kaip ir nesikerta, su šituo, kad nebegali būti pagerintas, nes iš pat pradžių buvo dar ne šedevras, tada kažkas perkūrė, pagerino, tada dar pagerino ir dabar jau nieko nebegali atimti ir nebegali pridėti. Ar ne? Kaip tau atrodo? Tas Morkui taip, bet žinai, aš galvoju apie koplyčią, truputėlį kitaip galvočiau šitoje vietoje. Šiek tiek. Ne, tai skirtingo mastelio, bet pastatai skirtingose kultūrinėse epochose gimė, bet... Bet turbūt, žinai, pats kontekstas. Kaip Marijos apsireiškimas, jisai įvyko, įvyko, faktas įvyko, 108, ir po to tas veikimas, jisai vienaip ar kitaip jaučiasi, ten iki dabar, iki nuolatos, iki gyvenančių žmonių. Tai taip ir ta koplyčia, kuri pastatyta ant apsireiškimo vietos, jinai irgi yra tarsi veiksme nuolatos, nes, pagalvok, juk Vivulskis jisai turėjo, ir pas mus, Piligrimų centre kabo brėžiniai, Vivulskis turėjo padaryti ir interjerą, ir vidus. Tai be abejo, čia turėjo būti esmė. Jis turėjo viską padaryti. Interjerų jisai nespėja. Interjerus jisai nespėja ir interjeras yra kūriamas eigoje, keičiant, perkeičiant, tvarkant, dabar nežinau, kai koplyčios bus restauracija, kas irgi tenais, kas atsiskleis, pasikeis, atsidengs ir panašiai. Eksterjeras, išorė, buvo tasai medžio ir mūro derinys. Jo, medžio portikai tokie labai buvo. Pabandysim rasti nuotrauką čia dabar. Su Roseno angelais, visa kita, žinai, medžio ir mūro derinys. Per laiką jo irgi neliko. Bet aš manau, kad tai jau pablogino situaciją, nes aš... Jo. Taip, klausau. Gerai, taip, aš klausau. Tai aš turiu menį taip, gal turbūt pablogino, čia tu mane papildysi, bet principas, kurį aš noriu tau pasakyti, kad ta koplyčia, jinai irgi atrodo tarsi savo, ir tai nėra tik tai gyvenimas tokio, žinai, kaip savaime suprantamo dalyko, kad per laiką daiktai, ir pastatai dėvsi ir juos reikia remontuoti ir tvarkyti. Ten nežinau, kad stogas nebėgtų, ten lietuvamžius patvarkyti, dar kažką. Bet Vivulskio šitam kūrinyje buvo tokių labai esminių momentų. Interjeras buvo tikrai labai stipriai pakeistas. Nuo pirminės, labai stipriai, nuo pirminių užmačių. Nors buvo visi brėžiniai ir iš esmės galima buvo tarsi kurti pagal tai, kas yra, bet buvo pasirinktas kitas kelias. Tai turiu meni, kad, aišku, vėlgi apie išorę ir vidų, kaip ir sakė, žinai, gal čia nereikėtų kalbėti, derinti, suplakti vieną išorės ir vidaus. Bet šiuo atveju koplyčia jinai tokia tarsi, nežinau, nestatiška, bet gyva forma yra. Sutinku, aš kažkaip šiandien aš taip gal ir žiūrovam mūsų kažkaip neįsireiškiu, kad aš daugiau šiandien taip išorę susitelkęs, eksterjerą, kitaip sakant, nes interjeras jisai Vivulskio buvo tikrai numatytas ir taip turėjo būti labai svarbi dalis ir dažniausiai yra neteisinga atskirti eksterjerą ir interjerą, bet aš kažkaip norėjau apie tą pjūrą architektūrą daugiau pašnekėti. Tai interjerą dar ir bandė ten, pavyzdžiui, altorius, kuris dabar yra, tai jis tarsi ir seka Vivulskio brėžiniais, bet viena yra sekti Vivulskio brėžiniais, kita yra padaryti, nes ten proporcijos tas jau tokios, kokios yra, negražios iš tikrųjų, netitinka, neišlaikytas tas vertikalumas ir netitinka ten dydžiai tarp Marijos skulptūros ir kolonos, ant kurios jinai stovi. Tai tas toks neatrodo labai gerai, bet eksterjeras aš įsivaizduoju, kad
jisai toks jau yra tuo, kad nelabai ką pridėsi, nes labai gražiai, nerandu moksliškesnio žodžio, nes iš tikrųjų, bet labai harmonizuota, iš tikrųjų yra smulkių detalių ir stambių detalių, toks, angliškas yra gražus žodis, pasakysiu, juxtaposition, kai, supozicionuojama, sudėta kartu, šalia, bet taip, būtent taip, o ne kitaip, kažkokia smulki fasado detalė ir šalia jos stambi ir jos dar kontrastuoja dažniausiai ne tik dydžiu, sakykime, viena didelė, kita maža, bet jos dar ir savo medžiagiškumu, pavyzdžiui, mažas langiukas, ir didelė tokia aklina erdvė, reiškia siena, didelis plotas sienos ir mažas langiukas. Ir dažniausiai tai 98% atvejų tai atrodys negražiai, nes tiesiog tie dalykai netaip yra sukurta. Taip kartais ta disproporcija, disbalansas, labai didelis kontrastas veikia, bet dažniausiai tai ne, o čia veikia, tai tas man įdomu. Tai tu jau šito nebegali taisyti, nes čia jau savaime yra didelis gerumas, nes pasiekti būti ir labai tikriausiai svarbu ne tik tai, kad čia mažas, čia didelis, bet kiek mažas ir kiek didelis, nes jeigu tikriausiai pakeisi tas proporcijas, jau nebebus gerai. Tai, o čia praktiškai visur tas toks gražus sutapimas. O medžio, po tokia rekonstrukcija 1957-58 metais vyko, tai tų medinių portikų 4 jų nebeliko, nes buvo pristatyti ir kurie matosi dabar, tai čia yra būtent po tos rekonstrukcijos rezultatas. Tai aš taip vėlgi įsivaizduoju, kad Lietuvos architektūroje, profesionalioje architektūroje medis ir mūras fasadė, tai buvo derinamas tik tai kiek langų rėmai ir durys būdavo medinės. Tai čia, kaip pasakyti, šitas dalykas, gal klystų, gal kažkas iš žiūrovų, kas tikrai domisi architektūrą, gal galėtų pasakyti, kur galima būtų rasti mūrinėje architektūroje labai didelį kiekį medžio fasadę, tai būčiau dėkingas, man atrodo, kad nelabai rasim. Šitas dalykas, aš nežinau, kaip Vivulskis taip sugalvojo, bet čia mes turėsim aš paskui 4 tokius punktus, kuo šitas pastatas ypatingas Lietuvos architektūrai ir platesnio regiono, bet šitą labai galima pamatyti ispanai, kai statė miestus Pietų Amerikoje naujus, tai jie labai daug naudojo būtent medžio, mūro architektūrai, tokios balkonai, tokie būdavo ištisi, mediniai, ypatingai šitą galime ir UNESCO yra įtraukta, tai ypatingai Limos, Perų sostiniai. Tai čia toks atributas, bet ir kitur galima rasti. Tikrai labai gražus derinys, bet kad tai gerai padaryti, vėlgi reikalauja tam tikros meistrystės. Tai ispanai šitą kaip ir darė, tai buvo jų kaip tradicija, jie žinojo, kaip tai padaryti, pas mus tokių dalykų nebuvo. Jo, tai ta prasme, tai tas, tik tai teko skaitinėti, kad ten 57-58 metais darant tą rekonstrukciją, ten pasirodė žmonėm, kad kaimiška, kad negražu. Ir dar irgi tik tekę mokslinės straipsnius skaitinėti užsiminimą, net ne kaip faktą, kad tai galbūt net polichrominiai, tie, reiškia, spalvoti dar tie mediniai. Šitie tai sako, čia kaip pasakyti, kaimietiška biški ir panašiai, bet jis tokia, jeigu tie mediniai dar turėtų, pati koplyčia balta tokia, ne, o tie mediniai portalai spalvoti, tai įsivaizduok dar toks, ir gali, ir paskui, spalvoti portalai, aš čia pasižymėsiu, kai šnekėsim apie tos 4. Kodėl atitenka? Kad galėjo būti buvę tokie, jeigu nepamiršiu. Nes dabar mes gal tada sureziumuokim, kas tada yra šedevras, ką protingi vyrai prieš mus yra ir moterys yra kalbėjusios. Gerai, tai šedevras yra tai, ko jau negali pagerinti. Jo, mes sakėm, kad kažko negali pagerinti, bet man vis tiek nebūčiau aš, jeigu man nepasiremčiau vis tiek Tomu Akviniečiu, nors jis apie architektūrą mažai, bet aišku, tai labai gerą daiktą, meno kūrinį, bet ką jisai 3 dalykus tokius įvardino, kurie būdingi būtent jau šedevrui, sakykim taip. Tai yra integritas, reiškia vientisumas. Tai vientisumas, tai čia pas Vivulskį ček, uždedam varnelę, nes yra lengva pasiekti vientisumą, kai dabar tu statai pastatą tik iš stiklo, tai svarbiausia, kad langų profiliai nebūtų patys pigiausi, padarai gražesnės proporcijas ir štai vientisa viskas iš stiklo. Bet kai yra daugiau medžiagų, kaip ir pas Vivulskį mūras, stiklas,
medis, tai tada jau yra pasidaro sunkiau, kai dar angos yra skirtingos, o ne viskas vienas plokščias stiklas. Tai, sakykime, nesiginčydami, kas Pasivulskį integralumą užskaitom, tada yra konsonancija, tai yra darna, tai būtent tarp tų skirtingų visokiausių detalių ir netgi skirtingų stilistinių šitų, sakykime, ir paskutinis, tai kaip ir pašlovintam kūne, kai kalbėjom pagal Švento Tomo Akvinietį, tai yra švitėjimas, klaritas, vadinasi, ta savybė, tai žmogus, kai kelia, po paskutinio teismo, jeigu pavyks būti rojui, naujoje Jeruzalėje, tai turėsim tą kūną, kuris yra kūnas, tik tais ten turi tuos kitus dalykus, mobilumas, impassibility, negebėjimas. Grįžkime prie architektūros. Bet yra ir tas švitėjimas, klaritas, reiškia, kuo tu daugiau gali priimti Dievo malonės, tuo tas švitėjimas toks ryškesnis, skaistesnis, reiškia. Tai būtent tas klaritas, atributas irgi naudojamas šedevrui, nes integritas, konsonancija, tai šitas visas gali būti ir labai gerose dalykuose, o tas yra būtent švitėjimas. Ką tai reiškia? Gal palikim ir žiūrovam, nes, kaip pasakyti, kuo daugiau gali, kaip Tomas Akvinietis aiškina, kuo daugiau priimi Dievo malonės, tuo labiau švyti, bet man visą laiką Vivulskis, jeigu taip su teologija biški susieto, su teologija viską galima susieti, įsivaizduok, šventam rašte pirmi žmogaus rankom pastatyti kūriniai, kurie yra geri žmogui, reiškia išsigelbėti žmogui, bendrauti su Dievu, tai yra arka, Nojaus arka, tada yra Mozės palapinė, kai išeina žydai ir reiškiasi, ją nešasi ir ten sandoro skryne, aš kai kalbu Mozės palapinę, tai Mozės tabernakulis, tai aš turiu omeny ir skrynę, ir visą tą interjerą ir panašiai, ir paskui Saliamono šventykla. Tai visi šitie šedevrai, nesakykime, kaip laivas, ar čia šedevras ar ne, bet tikriausiai šedevras, nes atlaikė tiek gyvulių rūšių ir panašiai gyvūnų, tai kodėl jie buvo sukurti taip labai panašiai žmogui, tai ex nihilo, nes Dievas duoda aiškias gairės, ką reikia padaryti. Ten iki smulkmenų, jeigu ten žiūrėt kaip Mozės palapinė ar kaip šventykla, tai ten, kai skaitai, tai kad tu taip aiškiai pasakyta, ką turi daryti, reiškia. Tai įsivaizduok, prisiminkim, Vivulskis irgi atvažiuoja į Šiluvą, padaro iš molio šitą ir modelį, tas modelis mažai keičiasi, turim, tai kad statyba užsitęsia, tai čia tas irgi, bet jau kaip ir priešinga, bet, sakykime, pati idėja, pati architektūra, tai gimsta iš karto. Tai tai tas klaritas, reiškia, irgi Vivulskis žino, ką daryti, reiškia, sugebi priimti Dievo malonę, nes paskui, kai jisai kūrė tą jau Jėzaus švenčiausios širdies bažnyčią, aišku, ten ir spaudimas, ir socialiniai dalykai, nėra viskas tik mistika pasaulyje, ten ir su tais kunigais, ten sunkiai sekėsi sutarti ir panašiai, ten jis dvejoja, reiškia, čia yra toks užtikrintumas. Tai tas klaritas galbūt gali būti apie tai iš tikrųjų, kad esi užtikrintas, ką darai, ir jeigu rezultatas geras ir toks tarsi ex nihilo, tarsi pats Dievas pasako, ką daryti, tai tarsi gražu iš tikrųjų. Tik nebuvo aišku viskas taip paprasta. Ne, bet turiu omeny architektūrinę. Dabar jau rezultate. Jo, bet aš kalbu apie pačią architektūrinę idėją. Aš dabar labai šiandien susikoncentravęs kalbėti grinai apie architektūrą. Tai net jau, žinai, jeigu jau yra brėžiniai, viskas patvirtinta ir panašiai jau sukurta, tai ta statyba jau nėra taip svarbu. Tada, kad atsirastų. Knygą beliko tik parašyti, jeigu yra idėja, knygą beliko tik parašyti. Šitą dalyką aš čia kaip pas mane jau kelios knygos jau yra, tik tai dabar reikia išspausti. Parašyti. Ne, jūs jau parašytos, tiesiog reikia mechaniškai surinkti tekstą, būtent surinkti tekstą. Tai dar, aišku, ir Heideggerio, man labai patinka, kadangi savo laiku daug Heideggerio naudojau visur ir tada tik tai supratau, kad visa mūsų ta kultūros paveldo sistema yra nelabai logiška. Gerai, atsiprašau čia už savo tokius komentarus. Čia aišku, specialiai padariau šitą komentarą. Tai, kad, reiškia, Heideggeris apie šedevrus sako, čia su paveldu nelabai susiję, bet jisai, pasičiom, kad taip suabstrahuot, ką jisai sako, tai yra, kad didelis kūrinys, reiškia, šedevras, tai yra būtent nėra tas, kurio galėjo nebūti. Reiškia, jisai konstatuoja arba atveria būties būtinybę. Reiškia, jeigu šedevras yra tas, kurio negalėjo nebūti iš esmės, tada tuo metu jis
jeigu jo būtų nebuvę, supranti. Tai vat yra neišvengiamybė, kad bus. Aišku, tai skamba keistai mūsų dabartiniam supermaterialistinė visuomenė, tiesa turim prisiminti, kad Heideggeris tai čia 20 amžius, o ne koks Tomas Akvinietis 13 amžius, bet dabar man atrodo tikriausiai sunku tai suprasti, tai ką čia žinai, kaip čia galėjo nebūti, bet... Manau, aš papildysiu tave truputėlį, jeigu galima šitą vietą, nes manau, kad labai tinka apsireiškimo koplyčiai, dėl to, kad keistai yra, kad jos tiek laiko nebuvo. Supranti, ką noriu pasakyti. Apsireiškimas įvykta 17 amžiaus pradžioje, o šita koplyčia jinai atsiranda 20 amžiaus, 1924 duris iš vis atsiveria. Tai matai, aš sakau, kad jinai atsiranda 1906, tu sakai, kad 1. Gerai, bet taip, tu teisi. 20 amžius. Taip. Kai apsireiškimas yra 17 amžius. 3 amžius nebuvo. Tai bet tai gal ir gerai. Ne, tai ten buvo medinės tokios paprastos. Bet aš turiu minį tą Heideggerio mintis, kad negalėjo nebūti. Tai tarsi buvo, žinai, laukimas jos. Jo, tai tikriausiai ir kai mes tada jau kadangi pašnekėjom apie tą, kad architektūros laiko pabaigoje jinai atsiranda, tai, architektūra ir toliau tęsis ir dabar daug kas su manim nesutiktų, sakytų, kokios yra geros šiuolaikinės architektūros. Komentaruose galit. Aš, pavyzdžiui, nesutinku, kad apskritai yra geros šiuolaikinės architektūros, vertinant apskritai iš architektūros pozicijų. Jeigu jie vertinti šiuolaikinės architektūros pozicijų, tai tada bet tai čia mes turim labai stipriai nuleisti kartelę ir... O dabar grįžti prie Vivulskio. Jo, tai taip, tai grįžkim prie Vivulskio, tai aš sakyčiau, kad... tas buvimas architektūros laikų pabaigoje irgi pakankamai svarbu, nes tada jau buvo žinomos tos visos žinios. Reiškia, jisai galėjo prieiti prie to, kad, nes ir krikščioniška ta žinia visa yra, kad galėtų daug kas paklausyti, sakytų, Kastytis minėjo čia apie Egiptą, kažkas senovės Egipto, tai patys žydai bėgo iš senovės Egipto, kur čia krikščionybė, Marija ir Egiptas. Tai čia ne tai, kad Jėzus buvo su šeima į Egiptą, reiškia, pabėgęs, bet čia tikriausiai ta didesnė žinia, kad, reiškia, ir taip krikščioniškam ir gyvenime ir šedevras į save įima daugiau negu tik save, reiškia. Nes mes vis tiek suprantam, kad kiekvieną žmogų sukūrė Dievas, reiškia, ir egiptietį, ir senovės egiptietį, ir šiuolaikinį egiptietį, nepaisant to, koks jo yra tikėjimas, kultūrai ir ką jisai žino apie Dievą, vis tiek Dievas jį sukūrė. Reiškia, o šedevras tuo pat metu vis tiek, aš sakyčiau, yra tas, kuris į savo tas architektūrinės išraiškos, tas priemonės, tą architektūrinę kalbą įtraukia daugiau negu gali sutalpinti. Vat, sakykime, labai gal taip negraži tokia labai mistifikuota mintis, bet, sakykime, jeigu pasimti litrą vandens ar litrą bet kokio dalyko talpinantį sloiniką, stiklainį, tai šedevrinis litro stiklainis būtų, žinai, koksai. Jisai būtų litro stiklainis, bet jisai talpintų kokį litrą ir dar 100 gramų viršaus. Supranti, neišpilna. Supranti, ką noriu pasakyti? Taip. Tai va, tai čia, prasta analogija, bet iš tikrųjų aš sakyčiau, kad čia yra šedevras. Jame yra daugiau nei galėtų būti. Bet ir neišsipila, ta prasme. Taip. Bet tai yra vis tiek 1 litras. Jeigu tu pamatuoji 1 litras, bet kai supili litras ir 100 gramų. Taip. Nesakykime 100 gramų, nes čia asociacijos gali kilti, kokios nors, tai sakykime 100 litrų, 1150 mililitrų. Taip. Tai va. Daug ką čia aptariam, iš tikrųjų kažkaip man visai, iš tikrųjų vis tiek reikia sutikt, kad liks atviras tas klausimas, kas yra šedevras, kas yra labai labai geras dalykas ir Bet apie koplyčią skaitų ir 4 punktus. Aš taip galvojau, kad 4, kartais jie yra 5 punktai, bet, sakykime, tai... 100 litrų. Maždaug. Yra 4 punktai, kurie yra kartais 5. Jo, panašiai. Tai iš tikrųjų, tai vėlgi, nuo ko pradėjom, nuo Vivulskio ir šitoj koplyčioje mes matom, kad tai yra praktiškai pirmas ir vienintelis Lietuvoje ir platesniam tikriausiai regione pastatas, kuris yra tuo pat metu ir pastatas, ir jau integruota skulptūra. Tai vat, kaip ir minėjom, kad Vivulskis yra ir skulptorius, ir architektas, jisai turėjo ir norėjo kurti ir pats daryti skulptūras interjere, bet pagrindinis fasadas, pagrindinis bokštas tai yra totali tokia inovacija. Nes anais laikais tiek tie visi komunistuojantis modernistai, tiek
netgi tie konservatyvesni architektai, jie visoje Europoje, visam pasaulyje, nuo netgi vos ne Rusijoje tada dar ne, bet čia mes buvom dėja Rusija. Tai va, netgi čia, reiškia, bet ieškojo architektūrinės sintezės galimybės. Reiškia, buvo tokia tvyravo mintis skirtingose, netgi priešingose architektų stovyklose, ideologiškai priešingose, kad į architektūrą turi sueiti visi menai. Ir paskui tą kaip ir Bauhausas kažkoks įvykdė, bet jau visiškai kitokiam formom, tai nebeliko pačios architektūros, tik tai funkcija, bet nesvarbu. Bet pats dalykas, kurį čia Vivulskis, tai sakykime, jeigu idėja 1903, o projektas 1906 metai, tai yra labai ankstyvas architektūrinės ir skulptūrinės menų, meno sistemų sujungimas į vieną. Ypač matom pagrindinio fasado bokštą. Reiškia, turim kartu ir bokštą kaip architektūros elementą ir obeliską kartu su nukryžiuotoju, o nukryžiuotasis irgi yra inovatyvus, nes tais laikais negalėjo būti nukryžiuotasis kaip kryžiui mergelė Marija su kūdikiu, kaip čia yra. Tai čia tokių daug labai inovacijų, sakykime, vien į tą bokštą sudėta. Tai net kunigai sako, kad vadino kaip ir vienas Marijos titulų balčiausiasis Dovydo bokštas, išminties bokštas. Tai čia šitie yra labai atspindi iš tikrųjų tą Vivulskio idėją ir tą Marijos tuos titulus. Nes tai yra ir obeliskas kaip pergalės simbolis, ir skulptūra kaip kryžius, nes ant koplyčios stogo nėra kryžiaus, nes pats bokštas yra kryžius, supranti. Vėlgi, 2 arba 3 viename. Ir kaip švyturys. Tai daug tų tokių simbolikų, bet reiškia 2 menai bent jau viename. 2 viename, bet ne tai, kad 2 viename, bet tai yra nauja architektūrinė, skulptūrinė kalba iš principo. Tai čia yra vienas didžiausių dalykų. Šito aš Lietuvos architektūroje nežinau, gali būti, kad tikrai ne viską žinau, nes nesu aš iš tų, kuris ten žinočiau daug kiekvieną pavyzdį. Gal kažkas yra, bet labai abejoju iš tikrųjų. Jeigu ką, taisykit kitoj laidoj, padarysim, kad atsiprašom už klaidą. Tai čia šitas... Čia vienas punktas. Jo, čia yra vienas punktas, Gerai. Kuris visą laiką buvo vienas punktas. Tada antras punktas, kuris iš tikrųjų būdavo gal ir 2 punktai, tai nesvarbu, tai yra lietuviškumas. Čia yra labai svarbu. Vivulskis buvo save laikė Lietuvos Lenkijos valstybės kaip ir piliečių, buvo okupuota tada Rusijos, bet šiaip lietuviškumas koplyčiai. Kodėl jisai gal šiek tiek ir klaidingai buvo pastebėjęs, kad žemaitiška trioba, etninė architektūra, kad jinai labai stipri tokia, tvirtai stovi ant žemės ir panašiai. Nors man atrodo, kaip tik žemaičiai su tais lepiais vadinamais, toks architektūrinis elementas, kad jie kaip tik tai tokie plastiškesni negu lyginant su kokiais dzūkais. Bet, sakykime, nesigilinkim dabar, tos niuansus. Jisai manė, kad lietuviška, tiksliau žemaitiška etninė architektūra yra tvirta. Ir dabar vėlgi žiūrim į pagrindinį fasadą, į tą bokštą, kuris yra jau, kaip matėm, ir architektūra, ir skulptūra. Ir čia jisai būtent parodo, kai stovi ypatingai. Mes čia nuotraukų daug specialiai nerodysim tam, kad atvažiuotų žmonės patys pamatytų, bet kai stovi, užgula tas bokštas, kai jo papėdėje stovi. Ir būtent tas tvirtumas lietuviškas, kurį įsivaizdavo Vivulskis esant etninėje architektūroje, kuris iš tikrųjų ten tikriausiai yra, jį perteikia būtent profesionalios architektūros formom. Tai nekopijuoja ten triobos motyvų, kažkokių raštų ar panašiai, bet visiškai kita forma perteikia lietuviškumo esmę, tvirtai stovėti ant žemės ir kuris randamas nuo jo etninėje architektūroje. Tai yra labai įdomus dalykas. Tai dabar čia kaip ir vienas punktas, kuris kartais tampa 2 punktais, tai antra šito punkto dalis yra būtent netgi archetipinių, kaip jau minėjau, architektūrinių stilių integracija, Tas geras dalykas iš tikrųjų. Architektūrinių stilių, archetipinių, tokių pamatinių, kaip gotika, kaip Egipto menas, kaip ta bizantinės tos arkos, tokios, kur gali pamatyti Sofijos sobore, Stambulė dabar, kuris buvo Konstantinopolį, reiškia. Tai tokių archetipinių, tokių įaugusių architektūrinių tradicijų suvienijimas šitoj koplyčioj ir suvienijimas dar kartu su lietuviškumu. Tai įsivaizduokim. Idėja 3 metai, 1903 metai, projektas 6 metai, Tai įsivaizduok, carinė okupacija, bet jau yra nuojauta. 1905 metais susirenka didysis Vilniaus Seimas, ten jau pradeda kalbėti apie kažkokią didesnį autonomiją Lietuvos, ar ten Lenkijos, Lietuvos autonomiją, kažką tokio.
O Vivulskis jau šneka apie lietuviškumą parodo ne tik tai kaip tokį kažkokį, bet lygiai teisiškai esantį su tokiais archetipiniais stiliais, kaip vakarų Europą apibrėžianti gotika, kaip Egipto menas, tarsi tokių irgi civilizacijų toks lopšys. Ir lietuviškumas čia yra visiškai šalia, ne kažkur žemiau, ne kažkur čia, bet visiškai taip tvirto pamato krikščionybėn saugusios pasaulio tokia išraiška. Tai čia yra didelis dalykas. Šitą mes dažnai nes kiti žmonės mato, žiūrėdami į koplyčią tarsi Gedimino stulpus ir panašiai, tai čia šitą irgi galima matyti, niekas nedraudžia, bet tie tokie dalykai yra iš tikrųjų. Ir tada trečias punktas yra medis interjere. Ir kaip mes šnekėjom, kad tie portikai, mediniai portikai galėjo būti spalvoti, tai jeigu dabar imti su lietuviškumu, o ne interjere, su tuo antru punktu, kuris buvo ir antras ir trečias karto punktas, tai įsivaizduok, jeigu jie dar buvo ir spalvoti, polikrominiai, tai o kiek mes esam buvę Rumšiškės ir panašiai, Silvija atsimeni, gal kelis kartus esam buvę, o ten tos visos durys, ne, lietuviškų sodybų, langinės, lietuviška ta kaimo trobesys, jisai pats savaime pilkas, neturi ten kažkokių gražių, bet langinės durys, ten visokios spalvos, saulės, mėlyna, geltona ir panašiai. Tai čia viskas der. Čia tas, kaip Tomas Akvinietis sakė, integritas ir konsonancija. Tai yra žiauriai viskas gražu. Tai tų medinių man labiausiai gaila, kad jų dabar nėra, bet aš manau, kad tai yra aiškios nuotraukos, tikrai nesunku juos, man atrodo, būtų atkurti, juolab, kad yra ir autentiškų detalių. Tie patys angelai Roseno kurti, jie yra visiškai autentiški, išsaugoti, reiškia, reiktų tik tai tą karkasą pagaminti. Ir paskutinis, tai tikriausiai labiausiai diskutuotinas, labiausiai interpretatyvus, kur pat visas, ką mes čia šnekėjom, tai yra kaip ir, sakykim, taip irgi interpretacijos dalykas, pavyzdžiui, su to lietuviškumo, ne? Bet, tai yra pakankamai objektyvų, ką mes šnekėjom, tai, sakykim, praktiškai tai kaip ir vos nemoksliniai faktai. O dabar pagrindinis dalykas, tai man atrodo, kad yra labai svarbus dalykas eschatologiniai motyvai, būtent koplyčios architektūrai. Ką turime? Aš manau, kad Vivulskis iš tikrųjų pagrindinis užduotis, kaip ir visų dargi tokių nebūtinai šedevrai, tai nekalbam tik apie šedevrus, čia gali eiti ir geri darbai, bet tie dalykai, kurie kažko nusipelno ar kažką palieka po savęs, tai nebūtinai turi būti meno šedevras kaip darbas. Ir ypač krikščionybės kontekste visi geri darbai Europos pradžia, iš esmės krikščioniškos Europos, kuris sujungia Romos teisę, antikos filosofiją, sakykime, ne, ir tą krikščionybę į vieną, tai buvo vienuolynai, ne, Švento Benedikto vienuolynai, o ten aš, pavyzdžiui, visi tie objektai, kurie buvo geri, iš esmės, jie rėmėsi dangaus Jeruzalės vaizdiniu, reiškia, būsimo rojaus vaizdiniu, jo perteikimu žemėje, ne tai, kad jau rojus bus žemėje supratimu, bet mes turim kopijuoti, mes nepasieksim rojaus žemėje, čia tik tai gali ten komunistai kokie galvot, kad čia bus pastatytas komunizmas ar tenais ir panašiai, tai šito niekada tikriausiai nebus žemėje rojaus, bet kad tą turi kopijuoti, kad sekti tuo, kad paskui pelnytum tą jau rojų ten, kur jis yra. Tai jeigu mes žiūrim į pirmą koplyčios tarpsnį, tai mes turim tokį kuboidinę, tarsi, reiškia, tokią struktūrą, ir joje visko labai daug, toj būtent kuboidiniai struktūrai, ten randam tas detalės, smulkės ir didelės, uždaras ir aklinas ir panašiai. Ir reiškia, man kažkaip labai surezonavo su Apreiškimo Jonui 21 skyriaus knyga, Apreiškimo Jonui knygos 21 skyriui, kur labai aiškiai aprašyta, kaip atrodys naujoji Jeruzalė. Miestas, kuris iš esmės yra rojus. Ir tada aš tai pagalvoju, yra viduj, tas interjeras, kuris atsiradęs, gyveno savo gyvenimą ir atsiradęs visiškai ne pagal Vivulskio planą, tai turim, kur yra vargonai, galiniam sienoj, jau interjere, freska, Albino Degučio freska, kuri, kiek žinau, irgi, jeigu 3 kitos freskos, kada nors pašnekėsim ten apie interjerą, gal irgi vėl Marijos radijo laidoje jau esam šnekėję. Esame šnekėję, galėsim įdėti nuorodą gal komentaruose. Jo, Marijos ten apie interjerą labai išsamei šneka Marijos radijo laidoje, iš tikrųjų mes, būtent šitos koplyčios. Taip. Bet yra tarsi netikėtai, nenumatytai atsiradusi Albino Degučio freska vargonų chore. Koplyčia nuleidžiama. Jo. Ir tas labai įdomu, kad jeigu
3 prieš tai esančias freskos, kurio Marijos, nesvarbu, reiškia, tai jos buvo suderintos su kunigu ir kunigas pasiūlė tą ikonografiją, tai šita 4, 79-80 metais atsiradusi freska, atsirado tokia irgi tarsi jinai buvo pats autorius sugalvojo, pasiūlė ir nutapė ir ten vaizduojami 12 metai, Maironis šventina pamatus, ten žmonės susirinkę, akmuo, ant kurio apsireiškia Marija ir kampe, reiškia, jeigu taip žiūrėt, kairiai pusė yra angeliukai, angelai, ne angeliukai, iš dangaus atneša šitą pastatą. Kaip ir naujoji Jeruzalė, apreiškimo Jonui 21 skyriui, ir reiškia irgi iš dangaus nusileidžia naujoji Jeruzalė. Kai laikai baigsis, žmonės gyvens rojuje. Tai aš dabar įsivaizduoju, kad šita koplyčia, Šiluvos šventovė, žmonės, kurie yra tikintys, ir kurie čia ar patyrė kažkokių tai pagijimo malonių, kuriam garsėja Šiluva, ar tiesiog patyrė kažkokią maldos skvarbą didžiulę, ar priartėjo prie Dievo ir įsitikino, kad ta Dievas iš tikrųjų yra ir kad tai yra realybė, tai nėra kažkoks įsivaizdavimas, kažkokia mitologija ar dar kažkas, tai jiem jau ta laikų pabaiga, bet ta gerąja prasme, apokalipsė, gerąja prasme, nes apokalipsė niekad neturėjo reikšti kažko blogo iš tikrųjų, čia tik tai pas mus, jeigu mes taip, gerai, viskas nesiplėskim, nekritikuokim nieko per daug, nors kad ir kaip norėtųsi, reiškia tam žmogui, kuris čia jau pabuvo, bet iš tikrųjų pabuvo, ne tik viena yra apžiūrėti pastatą, bet kuris iš tikrųjų čia pabuvo ir pajautė kažką, padalyvavo toj pneuminiam, dvasiniam realizme tam visam, tai jau čia jau yra rojaus dalis. Tokia labai aiški, labai matoma. Tai va tas, kad Vivulskis turėjo omeny, reiškiasi, eschatologinius motyvus netgi, arba nebūtinai tai buvo jo intencija, nebūtinai tai vyko specialiai. Tai tas kuboidas, pirmas tarpsnis kuboidas ir ant jo bokštas, nebūtinai vyksta specialiai. Kartais intuicija, reiškia, atskleidžia dar labiau tam tikrų, tu pats net kartais nepagalvoji, darydam vieną ar kitą veiksmą, kartais ta intuityvi kūryba dar labiau praplečia tavo kūrinio tam supratimą, kuris paskui gal atsiranda tik tai po 100 metų, 100 metų, kaip tai praėjo. Tai čia buvo mūsų 4,5 punkto. Čia gal dabar gavosi ir 5, ta prasme, tai va taip, šitas ir, tokie, kurie tikrai išskirtinumą demonstruoja ir kodėl, šitas pastatas yra svarbus ir Lietuvos architektūros, ir Lietuvos dvasiniai istorijai. Jis apima daugiau negu tiesiog pastatas, negu tiesiog labai geras pastatas, kurių mes tikrai turim ir Kaune, ir Vilniui galybę. Taip. Aš galvoju, kad turbūt tai irgi yra labai svarbus momentas ir apskritai, va čia tai, apie ką mes ir pradėjome kalbėti, tai yra apie šedevrus kaime. Šedevrus periferijoje, kur atsirasti prielaidų kartais gali būti ir mažai, tiek ekonominių, kūrybinių, žmogiškųjų ir net, svarbu, kad įvyko čia stebuklas, be abejo, šiuo atveju Šiluva išskirtinė, bet vis tiek pastatus turi pastatyti žmonės. Jo, ir aš galvoju, kad, matai, sakai, šedevrus periferijoje, aš daugiau kažkaip nelabai ir žinau, kad daugiskaitą čia vartot, bet reiktų pagalvoti iš tikrųjų. Aš apie Lietuvą kalbu. Žinau, kad prielaidų atsirasti šedevram periferijoje yra, galbūt jų yra ir daugiau, galbūt nebūtinai Lietuvoje, bet iš esmės. Ne, tai ne Lietuvoje, tai tikrai yra, bet aš ką noriu dar pasakyti, kad gal ateityje jų bus ir daugiau, mes jau kiek esam prognozavę ir ne tik tai prognozavę, bet mes esam ir, kaip pasakyti, man atrodo, labai kaip čia pasakyti, propagavę, kad reikia apgyvendinti mažus miestus, juos tokius padaryti miestiškesniais, kurie dabar yra tokia biškita blogąja prasme pakaimėję ir tada atsiras prielaidų ten tikriausiai irgi daugiau šedevrų atsirasti. Taip. Arba bent jau labai labai geros architektūros, ko dabar apskritai trūksta tiek centre, tiek periferijoje. Dabar tikrai ta architektūros situacija, mano nuomonė, tai aš čia su vienu kolegas paprašiau, kad parodytų man, kas dabar geriausia pasaulyje šiuolaikinės architektūros, tai konceptualiai tai be abejo įdomu, bet negražu. Taip, o tai kas gera, būtinai yra gražu. Aš galvoju, kad būtų gerai grįžti prie šito viso. Grįžti bus sunku, nes tradicija nutrūkusi, bet vakarų Europoje ir toj pačioj yra jau ir Vokietijoje, kur čia gal kitos laidos kokia tema, bet tas classic revival architektūra yra.
aišku, ten priešinasi tos mokyklos. Bet dabar grįžkim prie Antano Vivulskio. Taip, Prie Antano Vivulskio. Tai vad, Antanas Vivulskis parodė tikriausiai, kad tas modernumas gali būti, nepaminant tradicijos. Vat reiškia, paskui vis tiek architektūra, aišku, karai padarė savo, nes pigesnis yra tas modernizmas, tas beveidis ir greičiau galima viską pastatyti, bet Antanas Vivulskis, Antonijo Gaudy, Josef Plečnikas, tokie žmonės, jie parodė, kad modernumas tai kaip tik tai gali būti, ne, va čia dar vienas toks esminis Vivulskio punktas, iš tikrųjų, ar 6, 5,5 ar 4,5, nežinau, kad iš tikrųjų, kad daryti tai, kas nauja, kad naujumas jisai neturi paminti tradicijos, jisai išnaudoja tradiciją, jie sintezuoja, su jie kažkiek, ir čia ne postmodernus, tas, kaip visi man sakytų, taigi čia jau postmoderninis pastišas, apropriacija, pasityčiojimas, čia, žinot, kitas dalykas, bet tu, tradiciją gali atsiremti tradiciją, šiek tiek tokio žaismės jai suteikti, bet nebūtina naikinti visko, nes aš sakyčiau, kad tai yra skirtumas tarp utopijos ir tarp polinkio į tą eschatologiją, tai yra tas didelis skirtumas, nes utopija tai kai tu ar politinė, ar architektūrinė, tu viską atmeti, kas buvo iki šiol, viskas pasaulį seną išardysim, žodžiu, ir statom viską naujai, bus dabar nauja visuomenė, čia atsisakysim to, išžudysim tuos, čia dar kažką padarysim ir visi gyvensim ten labai gerai. Aš manau, kad tikra nauja eschatologinė, kuri veda žmogų link to savo geriausios versijos išsipildymo, kažkur to tobulėjimo, viską įima. Nekopijuoja, bet šiek tiek sintezuoja, šiek tiek perkuria, komunikuoja su to, kas buvo, nieko neišmanė, to, kas blogai buvo, tu įimi, žinai, kaip panaudoti, kas buvo blogai, tu įimi kaip žinias, žinodamas, ko nedaryti. Aš manau, kad dabar, kaip mūsų dabartinė politika ir visuomenė stebės žmonės, tai tikrai aiškiai žinos, kad jeigu išliks tas normali žmonė, tai žinos, ko nedaryti. Taip, bet grįžtant prie architektūros, turbūt ir apskritai prie pasaulio ir kaimo, prielaidas kaime atsirasti šedevram, prielaidas periferijoje atsirasti šedevram nebejotinai yra. Dabar belieka laukti genijų. Iki pasimatymo kitose pasauliuose iš kaimo. Ne.